Papasakos istoriją apie darbuotoją, uždirbantį daugiau už įmonės vadovą. Įmonė užsiima pardavimais, o jos vadovas atsakingas už jam pavaldžius pardavėjus, kurių komandoje turi apie 20. Vadovo mėnesio atlyginimas yra stabilus – 2,5 tūkstančio eurų į rankas. Pardavėjo bazinis atlyginimas yra 1200 eurų į rankas, tačiau kiekvienas pardavėjas gali gauti priedą prie atlyginimo. Priedą sudaro procentas nuo kiekvieno papildomo pardavimo, kuris viršyje bazinį reikiamų pardavimų skaičių. Įprastai aktyvesni pardavėjai, kurie turi daugiau įgūdžių ir žinių, kaip pardavinėti, uždirba apie 2000 eurų į rankas. Šioje įmonėje dirbo viena ypatingai aktyvi moteris Aistė, kuri išklausė begalę kursų apie pardavimus ir pabandė juose rekomenduojamas pardavimų technikas. Suradus ir pritaikiusi veiksmingiausius metodus, Aistė sugebėdavo parduoti tiek, kad mėnesio atlyginimas siekdavo 3,5–4 tūkstančius eurų. Ši istorija yra puikus pavyzdys, kaip atlyginimo dydį lemia sukuriama vertė, o ne tik užimamos pareigos.